Na kągi, sveiki visi, su jumis čia aš, DR Valdo, ir šiandieną mes žaisime Granny Chapter 2 trečią dalį. Praeitame video mes surinkome daug peržiūrų, tai why not padaryti trečią dalį? Galime daryti, viskas easy, low, gerai. Gerai, galime žaisti. Pirmą dieną. Aš nežinau realiai, kaip mums šiandieną seksis, bet mūsų tikslas yra pabėgti su helikopteriu arba su valtim. Bet man atrodo lengviau su valtim, tai dieną, tai mes bėgsime jau čia su valtimi. Nieko, nu nematau aš tavęs. Man irgi akinių reikia, kaip ir tau, senas karienė. Parodė, ką turi savo laikrodį. Kurmi? Helikopterį. Ramiai. Šiaip tai. Čia skersvės, senelė, čia skersvės. Gaidys. Prašau tik, kad čia būtų tazeris. Yes, chebra. Tai pasisekė man. Nu, blemba, ateikit čia. Seni šūdai jūs. Ai, tu savo jūs atėjo. Alio, baba. Tu nesikratyk, tai baisiai, man reikia kulkos. Pasitrauk. Nuotrauka. Labai gerai. Kodėl? Dėdas kurdušo žėlė, asilė. Pašolink iš čia. Dabar man raktas, prašau. Nebūk kaip prieitam epizode, seniuk. Duok geriau man raktą ir nesipyksim. Šiandien draugiškas lopas būsi. Nu, žinai, lopas, kurum padangus reikia klijuoti. Taip draugiškai dar pasakiau, žinai. Jeigu nori, kad sulėščiau, tai geriau nenorėk, nes rimtai ant kepalo užmesiu ir viskas. Nieko nėra tenais ir ten tik tais kažkoks šūdas. Turime dvi nuotraukas, vieną viršui, vieną pačioj. Dabar būtinai pažiūrėjom. Čia dažnai būna perlokiai. Nėra. Trys nuotraukas turim. Ar mes galim iš karto tenais palikti? Ir pažiūrim, kas čia, nes čia. O kraubaras? O kada čia nais būna kraubar? Aišku, kad šautuvo rakto. Bautkiai? Nėra šautuvo rakto. Šiandien labai keistai. Jeigu bėgtume su helikopteriu, reikėtų
Čia nuotrauka buvo. Ant lovos ir tualete. Aha. Būtki, nežinau. Kam ten tas skirtas, gal ten yra raktas to helikopterio, visko gali būti, chebra. Aš nieko nežinau. O! Kaip gerai! Kažkas ten raktas, jo. Ramiai. Eina sau, chebra. Oi, prašau, eik iš nerį, išdinkis. Chebra. Tūsinam, nes nieko. Tai tu eik irgi vaiko pašert, Asilė. Pacas. Eik tu sau. Pacas ant tiek tipo rūpestingas. Visą laiką manęs tiesiog ieško. Bet jam su akim irgi negerai. Net nebandyk į ten į mano kambarį. Ten ne tavo kambarys. Irgi, nežinau, bet girdėjau, kad trečiam aukšte jisai. Helikopterį taigi jisai. Nu kodėl jūs mane jau erzinat? Tokį. Gal palenda po lovą šį kartą. Ok, net neėjo į kambarį. Yra spintelės, yra lova ir nei vieno nepažiūrėjo. Baba irgi su akim negerai. Ai! Ei! Ne. Ką tik atidariau? Chebra, šitas gėjimas tai ir buginas. Aš karočią iššokau ir jis mane spėjo kažkaip su to savo. Aš taigi turiu tą tavo kraubarą. Iš kur jis antrą gavo, kurmi gaidys. Jie dar įperka metalo. Matai kokie. Pizink. Nematys, jeigu aš šitai praeisiu. Mums reikia čia nais. Dedas tai tikrai, kad tokio negirdėjo garso. Dar galim šito. Dabar gal išgirs gaidys. Duok kulką iš karto. Matai, manęs išsigando. Gaidys. O aš nematau, žinau. Duodi kulką, pasiutėlį. Koks naglas, kurmi, kulkos neduoda, matai, koksai.
Kam? Iš kur? Ką mes dabar darysime, tai padėsime nuotrauką, pasimsime kraubarą, nueisime į apačią ir atidarysim ten apačioj tą. Ir tik kad apačioj būtų šotguno raktas. Kas čia? Ai, čia matot. Ai, čia yra kažkas. Čia reikia Hebra! Malada! Matos, kaip protingai viskas apgalvota, viskas padaryta. Iškart iššokam. Įbėgam. Pasiemam. Dar jie neturėtų būti. Tai aš gal dar per tą laiką spėsiu nubėgti į viršų. Ne, jų nebus. Gerai, dabar. Pamatysit mano aimbotą Hebra. Žiūrėkit, į kiekvieną pataikysiu iš eilės. Žiūrim, kaip jie čia eina. Jo, va, žiūrėkit. Belia ką čia yra. Aha. Bum. Dabar biškį reiks man kulkų, bet ne per daug. Čiučiut. Ai, tai čia tiek biškį. Gaidys. Kurmi, taigi po 2? Yeah. Kaip jisai? Kas čia ne taip? Glass fuse. Einam juos abu patvarkyti. Kulkų net nebeduoda. Šauniai padirbėta. Šauniai padaryta. Nu, užtad reikia juos biški. Nėra dėdo pačioj. Ne? Ką? Paaiškink. Kaip nemiri, ką? Kaip? Glass fuse. Čia liktais. Čia kažkoks da. Aš čia liktais viršui buvau. Ar čia? Galbūt aš jį kažkur viršui pamečiau. Tiesiog numečiau. Tada mums reiks glass fuse rast. Ne. Kur galėtų būti glass fuse? Reikia dar šitos vieną kartą atidaryti. Šitą daiktą irgi reiks. Bet glass fuse labiau.
Jau turėtų būti. Короче, tai покемарė. Matom to, ko reikia. Va visas duris. Nelabai galima matyti visus, bet gerai bus. Gerai, kad jinai viena pati pareina. O ne kartu kaip praeitą kartą. Dabar kol džedas atsispaunins. Tu jau čia? Tokį life save dėjau. Kur tas... Ai, tu savo dabar pasitrauk. Ragana. Tai Kavianska. Kur aš turiu pažiūrėti? Ką aš čia darau? Duok tą kraubarą, reikia įti pačią apačią dabar. Ramiai, uždarom duris ir bėgam į rūsį. Ir chebra, tikėkimės, kad jis bus tenais. Jis bus čiųjų seife. Tu, blet, juokauji. Prašau, bėk. Chebra, jūs norit pamatyti helikopterį? Aš tai jo labai nekantrauju. Mes jaučiu galėtumėm iškart dabar pabėgti. Viskas, mes jau galim pabėgti, chebra. Viskas. Čuku bang bang, čuku cang, bum bang bang. Chebra, man snarglys. Snarglys kūrimi. Gerai, dabar mums reikia gasolinę jaučiu. Ko čia nais? Kavianska, ble. O, čia tos durys. Ai, uždaryti nebegalime. Tai būtų man saugiau, gerai bėgam. Kur tas benzinas dabar turi čia piltis? Jis be benzino varomas. Tai Kavianska. Всё, blemba. Dabar kažko dar čia reikia. Čia gal aš kažką buvau pametęs. Šitą reikia ir šitą. Dabar šitą nusinešam. Chebra, kai aš laimingas, kad aš sugebėjau, ta prasme, pabėgti. Su helikopteriu. Nu, ta prasme, kad pereit grenį, čia yra sunkus dalykas. Bet su helikopteriu čia vapšė net neįmanomas realiai beveik. Tikrai labai mažai žmonių galėtų pereiti. Pagal mane. Chebra, skrendam! Skrisk iš čia pagaliau. Skrisk.
Jis ką neskrenda? Jis tik ilgai kūrėsi. O, galim žvalgytis. Skrendam. Jeigu būčiau be teisų išvažiavęs, būčiau močiutę čia įskridęs. Bet pabėgom. Taigi, jeigu norite daugiau video, tai like, subscribe. Ir laukite kito karto, kito pabėgimo su valtimi. Čia buvau su jumis aš Dirvalda ir viso gero. Running,